Maistas yra vienas svarbiausių dalykų taip pat bet kurioje šventėje, ar ne? Ar tai būtų gimtadienis, krikštynos, vestuvės pagaliau, jis turi būti gražus, estetiškas ir žinoma skanus. Vėlgi mados keičiasi kiekvienais metais, jau gal nebenešam į švenčių stalus silkių ar vyniotinių, nors dar vėl pasitaiko. Tai šiandien Gintarės klausim. Maistas visų pirma, nes mamytės, be organizuodamos krikštynos dažnai klausia, tai kiek to maisto užsakyti? Tai maždaug paskaičiavimai, kokie yra valandai, tų užkandukų, ar ne, kiek turi žmogui būti, ar skaičiuojat jūs? Tiesiog, kad nebūtų per daug, nebūtų per mažai, bet kad žmogus turėtų kažką tai išsinešti, nes daugmaž visi labai nori truputėlį vis tiek parsinešti namo. Kai kurie palieka, bet labai retai kada. O kad nei daug, nei mažai, tai tiesiog žiūrisi, kad būtų visko, žuvytė, silkutė, mėsytė. Krikštyną mėgsta bet kuriom, ir turbūt vestuvėm, kitom šventėm ir karštą, ar ne? Nu gerai, karštas, ar ten būtų vištiena, ar jautiena, ar kiauliena. Ir tai vis tiek po kiek tų užkandukų, dar valandai mes čia suvalgom. Kokį 10? Valandai. Valandai truputį mažiau, bet jeigu kokios 2 valandos, gali būti valandai 5, gal 4. Žmogui tiek reikėtų skaičiuoti, ar ne? Yra labai iš tikrųjų asmeniškai, nes reikia kalbėti su kiekvienu klientu, nes vieni būna labai mėgsta, kiti mažiau mėgsta. O kaip patartumėt, kartais irgi klausia, reikia tų karštų patiekalų? Kodėl? Sočiau. Jeigu krikštynos, žmonės nuo ryto kažkur tai vaikšto, fotografuojasi bažnyčioj, ir karštas tada, aišku, jeigu tai yra 2 valandos, tai gal to karšto ir nereikia. Bet paprastai kokios 4 valandos. Tai jeigu 4, tai tada taip. Ir dar turbūt girdžiu dažnai krikštynose, nes atvažiuoja giminaičiai iš kitų miestų, ar vyresni žmonės, seneliai, proseniai net, tai jie turbūt nesupranta mūsų tos naujos mados užkandukų, ar ne? Jeigu nėra karšto patiekalo, tai kas čia per balius? Kartais ir baltos mišrainės reikia dar. Dar vis reikia? Kartais. Taip. Apie vaikų maistą. Kažkokia specifika, nes vaikai turbūt ir mažai valgo ir kažkaip kitą valgo. Vaikai valgo blinukus, spurgytes. Hamburgeriukus tuos visus? Hamburgeriukus mažiau. Einamiausias patiekalas tai yra spurgos ir spurgos ir desertas ir blinukai. Na taip, bet jiem daugiau maisto ir nereikia. Vištienos vėrinukai būna dar visokie. Taip, tai mamos nori, kad būtų ir hamburgeriukai, ir sumuštinukai, ir jeigu karštas vištienos vėrinukai, arba gali būti šaltas patiekalas su vištienos kroketų, šeriukų ir agurko juostele, toks vėrinukas. Bet vaikai turbūt nelabai, ar ne? Pirmiausiai, jeigu jiem leidžia rinktis, tai jie tikrai neims retas, kuris pradeda nuo mėsos, jie pradeda nuo skanesnių. Vasaros ypatumai, ką patartum dėl maisto, kad jis nesugestų, ko neužsisakyti, galbūt tikrai kaip išsaugoti, kad neapsinuodytumėm? Svarbiausia, kad maistas būtų gaminamas prieš pat atvežant, kad nebūtų gaminama iš vakaro. Ir užkandukai daromi irgi prieš išvažiavimą. Tai pasiskaičiuojam, nuo kurio reikia pradėti ir kurio reikia pabaigti. Nesakykime, ar ne, vasarą gamtoj, tie šampano staliukai, ko tikrai galbūt nereiktų, kas ten tešta, kas greitai sugenda, nežinau, kokie produktai. Visi beveik vienodai. Tiesiog, kad nelaikyti ilgai. Jeigu tai yra vieno kąsnio užkandis, jisai stovėti ilgai negali. Jeigu jisai stovės pusę valandos, jisai... Viskas gerai, nieko tokio. Gal naujausios tendencijos kažkokios šiemet, aš kiek skaičiau, ekologiškas, žinoma, maistas, tvarumas ir taip toliau, senieji istoriniai patiekalai, kad vėlgi atsigręžkime į močiučių mūsų tradicijas. Tai kaip ir paminėjai, dar tos baltos mišrainės, tai gal vėl sugrįšim prie vyniotinių silkių pataluose ir taip toliau? Tai niekada negali sakyti niekada. Jeigu reikės, tai ir sugrįšim. Ir tai būna. Ar įmanoma maistą priderinti prie dekoro? Yra derinį? Ar prašo? Kartais būna pagal spalvą. Tai, pavyzdžiui... Bet jeigu violetinis vakarėlis tenais, balionai violetiniai, suknytės violetinės, ten stalo dekoras vėl kažkoksai, tai tada derinė. Tai, pavyzdžiui, violetinis tai kas? Lavašo, suktinukas, silkutė, burokėlis. Ir darai sumuštinukus. Tai koks pačios mėgstamiausias
patiekalas iš savo Aš meniu? viską labai myliu. Visus patiekalus. O koks nekenčiamiausias, kai reikia daryti? Nei vieno. Tikrai. Taip. Vat, mums tokia šeimininkė, ar ne?